Sveiki, Unboxing LT ir šiandien ant mūsų stalo locionas paskutimusi iš Lidl parduotuvės. Kainavo jis man €69. Kaipgi turbūt jau kas lankėsi Lidl parduotuvėse matė, kad kosmetika pas juos yra visur va šitos Cien, vienu žodžiu kompanijos, tai yra šampūnai, locionai, dar kažkas tai tokio, tai va. Mes dabar paėmėm, kaip sakoma, Aftershave locionas paskutimusi. €69. Ieškau lietuvių kalbos čia pas mus nėra, lietuvių kalba yra. Kasgi čia parašyta? Locionas paskutimusi, gamintojas Man & Schroeder GmbH. Tai kaip reikia suprasti, tai yra locionas pagamintas Vokietijoje. Na ką, atidarom ir žiūrim, kas čia per locionas ir ką mes čia nusipirkom už €69. Juokinga kaina iš tikrųjų. Nežinau, galbūt baisu netgi naudot tokią kainą. Man rodos, kad trainojo dekolonas brangiau turbūt kainuoja. Pasižiūrėsim. Na ką, buteliukas kaip trainojo dekolonai. Iš tikrųjų, nors pagaminta Vokietijoje. Na, dėžutė viskas, galim išmest, atidarom. Pauostom. Negelis, tik pauosčiau. Nežinau, kvapas man patinka. Tikrai. Na, labai gaila, kad jūs negalit pajausti šito kvapo. Bet iš tikrųjų, aš ir kol kas negaliu jo vertinti. Tai tiesiog aš nufilmavau dabar kaip tą unboxingą vadinamą šitos prekės. Dar priminsiu, kad €69 man tai kainavo. Aš pasinaudosiu, porą kartų pasitepsiu, o po to nufilmuosiu ir vertinimą. Ir pasakysiu, ar verta buvo pirkti šitą produktą iš Lidl, ar neverta. Na ką, pasinaudojau šituo odekolonu Aftershave X-Bolt, naudausi kokią, ką žinau, 3 ar 4 kartus per savaitę, skutausi apie 3 ar 4 kartus, naudojau būtent odekoloną. Tai pasakysiu taip, jis aišku yra geriau negu trainojo odekolonas, priminsiu, kad jo kaina yra €69. Taip, čia ne Chanel 5 ar dar kažkas tokio, bet man rodos, kad visą dieną pasikvėpinus jų, nes tai yra pasitepus savo nuskustą barzdą, lyg ir užjausdavau tą kvapą visai dienai, kad kažkoks tai kvapas yra. Dar kartą pauostysiu šį, kad prisiminčiau. Taip, kvapas yra saldokas, jis gali kai kam patikti, gali kai kam nepatikti. Realiai, aš negaliu vertinti šito produkto nei 4, nei 5 žvaigždutėm, nes tai yra iš tikrųjų kiekvieno žmogaus pasirinkimas, arba jis jam patinka, arba nepatinka. Todėl įvertinsiu, realiai įvertinsiu tik 3 žvaigždutėm. Tai 3 žvaigždės iš 5. Rinkitės patys. Ar jūs norite šito odekolono, ar nenorite. Iš tikrųjų, jeigu nerandat kažko, tai taupot pinigus, jums yra nesvarbu, kaip jūs kvepėsit, ir jums visiškai nesvarbios yra kažkokios tai markės tenai, kad ten labai brangios, tiesiog jums reikia atgaivinti savo odą. Manau, šitas pirkinys nėra blogas, kadangi jis yra pigus, bet tai yra pigus odekolonas. Geriau nei trainoji iš kiosko, bet tai yra pigus odekolonas, dėl 3 žvaigždės iš 5. Rekomendacijų mano nėra, tai yra pirkti savo nuožiūrą. Parduodamas jisai tik tai Lidl parduotuvėse.